Žinutė tau. Kada leidai savo viską? Užduok vieną savo klausimą. Kada sau leidai viską, ką tik tai nori? Nori keliauti? Leidai savo keliauti. Nori kažką turėti? Leidai savo turėti. Nori su kažkuo būti? Leidai savo būti. Nori džiaugtis? Leidai savo džiaugtis. Nori liūdėti? Prašom liūdėk. Čia lietuviai labai tobuli. Tai geriausi. Profesionalai. Čia yra tobuliausia vieta. Bet kalba ne apie tai. Jeigu tau to nereikia, kam tu tai turi? Leisau tai, ko tu nori. Ne tai, ko tu vertas, o tai, ko tu nori. Nes tai, ko tu vertas, tai dažniausiai kitų nuomonė apie tave. Bet tai, ko tu nori, tu žinai, bet savo neleidai. Yra žodis baimė. Už baimės yra galimybė, už galimybės yra atsakymas, už atsakymą yra tavo norimas rezultatas. Tai klausimas, ko tu nori, kodėl tu to neturi ir kada sau tai leis. Reikia tiesiog kartais išvykti į stovyklą, nuskristi kokią nors vieną šalį ir pakeisti savo mąstymą tiesiog apie save, ne apie pasaulį. O grinai apie save pakeisti savo mąstymą ir pradėti mėgautis savo nuostabiu gyvenimu. Nes gyvenimas yra wow, tik mes kažkol savo neleidžiam. Kodėl? Tol tai įstikinė, kad mums nesigaus, kad yra per brangu, kad yra net žmonės, net aplinka, mane taip supras. Netgi darydami video mes labai dažnai galvom, ką apie mus pagalvos kiti. Ar tikrai gerai atrodau, ar geras makiažas, ar ten viskas nenubėgia, ar lopytės padažytos, nepadažytos. Koks skirtumas? Klausimas, ko tu nori? Ir kai atsakai šitą klausimą, tu žinai, kur tau eiti. Nes tau gali pasakyti, eik tu ten ir tu nueisi, nes tai nusiūs kažkur tai. Bet iš tikrųjų tau to reikia. Ko tu nori? Kada sau leidau atsisėdai šiandien prie kompiuterio, suvedai pirmą pasitaikiusią šalį ir įskridai. Be draugų, be pažįstamų, be šeimos, be vaikų, be nieko. Sau, asmeniškas, savo laiko, dėl savęs, dėl savo gyvenimo kokybės, dėl savo energijos. Kada tai darėjai? Kada paskutinį kartą leidai savo mėgautis maistu vienas? Tiesiog pabūti su savimi. Kada savo leidai tiesiog sėdėti prie jūros, uždavinėti savo klausimus ir šypsotis. Ir žiūrėti saulę ir mėgautis. Liūdėti lietuviai ir taip moka. Žiūrėti saulę ir liūdėti čia tobuliausiamis. Bet žiūrėti ir mėgautis. Žiūrėti kalvas ir mėgautis. Kada sau leidai su vyrais išvykti į kelionę ir kalbėti atvirai apie viską. Va taip kaip yra. Be jokių pagražinimų, be jokių fantazijų, be jokių nieko, be viso šito. Bet taip kaip yra, vat vyrai, yra va taip pas mano gyvenime. Ir aš noriu tai išsikalbėti, išsakyti taip, kai yra pas mane viduj. Aš noriu, kad jūs išgirstumėt mane. Ir patikėk, tie vyrai tai išgirs. Jie išklausys. Jie supras. Arba galbūt kai kurie nesupras, bet koks skirtumas. Bet tau bus daug paprasčiau ir lengviau save priimti dėl to, kad tu kalbėsi taip, kaip yra. Dėl to, kad tu jausiesi taip, kaip yra. Tu išsakysi taip, kaip yra. Ir leisi savo mėgautis. Todėl būk drąsus. Nusipirk kelionę į Kiprą su manim. Keliaujam gruodžio 18-22 dienom. Ir leisau viską. Ir dzin, ką kiti galvoja. Patirk didžiausią malonumą savo gyvenime. Aš tau to ir linkiu. Nes tu esi to vertas. Tai gal kartais tau to nepasakai, bet aš tau to sakau. Tu esi vertas daug daugiau, negu tu galvoji. Tai yra faktas. Linkiu šiandien nusipirkti bilietus ir varo. Iki greito, bro.